Sveiki. Kreipiuosi dar kartą ir eilinį kartą, prasidėjus darbams Briuselyje. Ir nors už lango atrodo dar šviečia saulė ir vasaros laikotarpis tęsiasi, tačiau darbai Briuselyje išties įsibėgėja. Aš noriu šiandien Jums trumpai pristatyti keletą galbūt svarbiausių įvykių, kurie įvyko ir vyksta šią savaitę Briuselyje. Pirmiausia, tai pritarimas asociacijos sutarčiai su Ukraina. Tai yra labai svarbus dalykas. Tai yra politinis signalas, kad Europos parlamentas siekia kitą savaitę Strasbūre ratifikuoti asociacijos sutartį su Ukraina. Ir nors balsavimas vyko ne be ginčų, tačiau politinis signalas išties yra labai stiprus. Antras dalykas. Europos komisijos sudėtis paskelbta šiandien. Mes matome kitą, visai kitokios sudėties, kitokių politinių pažiūrų Europos komisiją. Aš tikiuosi, kad naujas pirmininkas, Žanas Klodas Junkeris, ir jo komanda sugebės Europą vesti ekonominio augimo, stabilumo ir santalkos keliu. Iš tikrųjų, Lietuvos atstovas Vytenis Andriukaitis gavo rimtą portfelį. Nežinau, ar visiems jisai patiks vienodai, tačiau klausimas yra, kaip atlikti šitą darbą, o ne kokį portfelį nešiotis rankoje. Ir trečias dalykas, kuris yra svarbus. ES patvirtino naujas sankcijas Rusijai. Laikas Rusijai apsigalvoti, ar nenori eiti tolimesnės konfrontacijos su ES keliu, ar iš tikrųjų pamažu nustoti konfrontuoti ir atsitraukti. Atsitraukimas, taikus sutarimas su Ukraina, štai kelias, kuris gali atgaivinti Rusiją ir suteikti naujų vilčių Europai ir Ukrainai. Taigi, šią savaitę tiek, iki kitų kartų.